Ar kada nors teko susidurti su situacija, kai nuolatinis triukšmas klasėje, biure, o gal net namuose tiesiog neleidžia susikaupti? Manau, kad daugeliui tai labai pažįstama. Dėl to ir dirbti, ir mokytis tampa tikras iššūkis. Na, o šiandien mes kaip tik ir pakalbėsime apie vieną paprastą, bet mano nuomonė genialų sprendimą šiai problemai. Ir štai čia, manau, ir yra pats esminis klausimas. Tie aplinkos garsai, kurie galbūt iš pirmo žvilgsnio atrodo visai nereikšmingi, ilgainiui gali virsti didžiausiu produktyvumo priešu. Bet ar įmanoma triukšmą suvaldyti? Vizualiai? Pasirodo, kad taip. Taigi, koksgi tas sprendimas? Nerkime tiesiai prie reikalo, metas pristatyti įrenginį, kuris padeda suvaldyti aplinkos garsus, pasitelkiant vaizdą. Štai jis, Noise Control Pro. Iš esmės tai yra išmanusis šviesoforas, kuris naudoja visiems puikiai suprantamą 3 spalvų sistemą ir realiu laiku parodo, koks yra triukšmo lygis. Kai dega žalia, viskas gerai, lygis priimtinas, geltona jau artėjama prie ribos, na o raudona riba viršita. Atrodo paprasta, bet patikėkit, tai labai veiksminga. O žinot, kas geriausia? Paruošti šį prietaisą darbui yra neįtikėtinai lengva. Čia nereikia jokių sudėtingų instrukcijų ar techninių žinių, viskas atliekama vos keliais paprastais judesiais. Viskas vyksta žaibiškai. Pirmiausia, prietaisą reikia įjungti, jis trumpam kelioms sekundėms sumirksės raudonai, o tada užsidegs žalią spalvą. Tai ženklas, kad jis pasiruošęs. Tada belieka pasukti rankenėlę ir pasirinkti norimą jautrumo lygį. Štai ir viskas, sistema sukalibruota ir veikia. Beje, verta paminėti ir maitinimo galimybės. Šis prietaisas yra tikrai lankstus. Jį galima jungti tiesiai į elektros tinklą arba naudoti su įkraunamu akumuliatoriumi, o tai žinoma suteikia visišką laisvę pastatyti jį ten, kur patogiausia. Gerai, tarkim, prietaisas jau paruoštas, bet kaip teisingai interpretuoti jo siunčiamus signalus? Visa jo galia ir slypi tame, kad reikia suprasti ne tik ką reiškia spalvos, bet ir kaip veikia skirtingi jautrumo lygiai. Pažiūrėkime į tai atidžiau. Yra net 4 jautrumo lygiai ir tai yra labai svarbu. Pirmasis skirtas visiškai tylam darbui, na pavyzdžiui bibliotekoje ar egzamino metu, kur svarbus kiekvienas garsas. Antras ir trečias lygiai puikiai tinka įprastoms mokymosi ar biuro situacijoms. O štai ketvirtasis, pats atlaidžiausias triukšmui, idealiai tinka grupiniam darbui, kur bendravimas yra tiesiog neišvengiamas. Pradėkime nuo žalios spalvos. Tai mūsų visų tikslas. Kai šviečia žalia, vadinasi, aplinkos triukšmas yra priimtinose ribose. Galima ramiai dirbti, mokytis ir jaustis patogiai. Toliau mirksinti geltona šviesa. Tai pirmasis toks švelnus įspėjimas, kad garsų lygis po truputį kyla ir galbūt jau reikėtų truputėlį pritilti, kad netrukdytume kitiems. Na, o jeigu geltonas signalas yra ignoruojamas ilgiau nei 3 sekundės, tada jau įsijungia raudona šviesa. Ir tai yra labai aiškus ženklas. Triukšmo lygis tikrai per aukštas ir metas imtis veiksmų. Gerai, dabar pereikime prie praktinių dalykų. Tam, kad prietaisas tarnautų ilgai ir patikimai, svarbu žinoti, kaip jį prižiūrėti ir žinoma, ką daryti, jeigu kartais kiltų kokių nors menkų nesklandumų. Ką daryti, jeigu prietaisas staiga neįsijungia ar atrodo, kad nereaguoja? Tikriausiai tai yra vienas iš dažniausiai pasitaikančių klausimų, bet galiu nuraminti, sprendimas dažniausiai būna labai paprastas. Sprendimai dažniausiai yra po ranka. Tiesiog patikrinkite, ar įkrautas akumuliatorius, ar gerai prijungtas maitinimo laidas ir ar pats akumuliatorius įdėtas teisingai pagal nurodytus polius. 9 atvejais iš 10 tai išsprendžia problemą. O ką daryti, jei pastebėjote, kad šviesos ima nuolat mirgėti? Ką prietaisas bando tokiu būdu pranešti? Tai visiškai negedimas, o atvirkščiai labai naudingas signalas. Tai reiškia, kad akumuliatorius jau beveik išsikrovęs ir tiesiog laikas jį įkrauti. Ir galiausiai keletas paprastų priežiūros patarimų, kad prietaisas tarnautų kuo ilgiau. Kai nenaudojate, išjunkite. Prieš valdami būtinai atjunkite nuo maitinimo. Valykite tik šiek tiek drėgną šluostę ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Paprasta, bet labai svarbu. O štai šis skaičius puikiai iliustruoja prietaiso patikimumą. Vidutinė LD lampučių veikimo trukmė yra net 100 000 valandų. Tai reiškia, kad šis prietaisas yra sukurtas tarnauti išties labai ilgai. Taigi, apibendrinant, Noise Control Pro yra kur kas daugiau nei tiesiog triukšmo matuoklis.
Tai įrankis, kuris padeda kiekvienam susikurti ramesnę ir produktyvesnę aplinką. Na, o pabaigai – klausimas pamastymui. Tik pagalvokite, kai triukšmas daugiau nebeblaško dėmesio, kokie neįtikėtini susikaupimo, kūrybiškumo ir produktyvumo horizontai gali atsiverti.